Taigi, Google ką tik išleido Anti-Gravity įrankį, kuris, žinote, žada pakeisti, kaip mes programuojame iš esmės. Bet ar tai tikrai yra kodavimo ateitis, o gal tai tik labai ankstyva dar gerokai žalia demonstracija? Pažiūrėkime, kas iš tiesų slepiasi už šito ambicingo pavadinimo. Na, iki šiol turbūt daugelis pripratome prie tokių įrankių kaip GitHub Copilot. Jie veikia, sakykime, kaip steroidais pripumpuota automatinio užbaigimo funkcija. Jie siūlo kodo gabaliukus, atsako į klausimus, bet visa iniciatyva visada lieka programuotojo rankose. Ir štai būtent šitą dinamiką Anti-Gravity bando apversti aukštyn kojomis. Taip, Google siūlo, kad mes pereitumėm nuo asistento, kuriam reikia nuolat badyti pirštų ir sakyti, ką daryti, prie kažko, visiškai kitokio. Iš pirmo žvilgsnio Anti-Gravity atrodo kaip, tiesiog dar vienas VS Code variantas, bet esmė čia ne kažkoks patobulintas pokalbio langelis. Pati svarbiausia inovacija yra tas autonomiškas agentas. Idėja labai paprasta. Vietoj to, kad jis padėtų rašyti kodą, jis tą darbą atlieka pats. Gerai, o dabar panerkime į pačią Anti-Gravity širdį. Kaipgi veikia tas agentas ir kuo jis taip skiriasi nuo visko, ką matėme iki šiol? Ir štai čia yra tas fundamentalus skirtumas. Įprastas asistentas veikia kaip pokalbių robotas. Nuolat vyksta dialogas, klausimas-atsakymas. O štai Anti-Gravity agentas yra lyg dar vienas komandos narys. Jam duodi užduotį ir jis tiesiog eina dirbti fone. Tai reiškia, kad galima ramiai susitelkti kitus darbus, kol agentas pats savo kapstosi su jam patikėta problema. O kaip tas procesas atrodo praktiškai? Viskas prasideda nuo užduoties aprašymo. Tarsi rašytumėte trumpą instrukciją kolegai. Tada agentas nuskenuoja visą projektą ir pateikia labai detalų veiksmų planą. Bet kas svarbiausia, tas planas nėra vykdomas automatiškai aklai. Kūrėjas jį peržiūri, gali redaguoti, kažką pakeisti ir tik tada, kai duoda žalią šviesę, agentas kimba į darbus. Valdymo pultas visada lieka žmogaus rankose. Bet agento galimybės ties kodo rašymo tikrai nesibaigia. Tiesą sakant, dabar pereisime prie funkcijos, kuri turėtų ypač sudominti tuos, kas dirba su interneto sprendimais. Štai čia jau darosi tiesiog neįtikėtina. Įsivaizduokite, Anti-Gravity agentas gali pats atsidaryti Chromo naršyklę ir joje elgtis kaip tikras vartotojas. Viskas tam, kad patikrintų, ar jo parašytas kodas veikia taip, kaip ir turėtų. Tai yra visiškai kitas lygis. Ką tai reiškia realybėje? Agentas gali judinti pelę, spaudinėti mygtukus, daryti ekrano nuotraukas, kad palygintų vaizdą prieš ir po. Jis netgi gali įrašyti visą testavimo procesą, kad vėliau būtų galima peržiūrėti. O geriausia dalis, jei jis pamato, kad kažkas veikia ne taip, jis gali pats grįžti į kodą ir pataisyti savo klaidą. Žodžiu, sukuriamas visiškai uždaras kūrimo ir testavimo ciklas. Skamba įspūdingai, tiesa? Tačiau dabar metas nusileisti ant žemės. Nuo gražių pažadų pereikime prie to, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Kokiegi ta Anti-Gravity naudojimo patirtis dabar, kai įrankis yra viešos peržiūros stadijoje? Deja, realybė nėra tokia rožėmis klota. Pagrindinis įrankio variklis, tas pats Gemini 3 Pro modelis, yra stebėtinai lėtas ir, kas dar blogiau, nuolat stringa. Dažnai, kad apskritai pavyktų įvykdyti užduotį, tenka perjungti į alternatyvius modelius, pavyzdžiui, Claude Sonnet. Dėl viso šito net paprasčiausi pakeitimai gali virsti ilgu ir tikrai varginančiu procesu. Bet žinote, net ne tas lėtumas yra didžiausias barjeras, kuris trukdo Anti-Gravity naudoti rimtam kasdieniam darbui. Yra kur kas didesnė kliūtis. Maždaug tiek. Tiek aktyvaus darbo laiko gaunama, kol atsimušama į naudojimo limitą. Tik vienintelė valanda. O pasiekus tą ribą, viskas. Tenka daryti priverstinę 3, o kartais net 5 valandų pertrauką. Dėl to koks nors nuolatinis, produktyvus darbas su šiuo įrankiu, bent jau šiuo metu, yra, tiesiog neįmanomas. Taigi, sudėjus viską į vieną vietą, tas įspūdingas galimybės ir tuos labai rimtus trūkumus, kokią išvadą galime padaryti apie Google Anti-Gravity? Šita citata, man atrodo, puikiai apibendrina visą situaciją. Tai yra žvilgsnis į ateitį, koncepcijos demonstracija, bet tikrai negalutinis išbaigtas produktas, kurį būtų galima naudoti kasdien. Gerai, tad apibendrinkime.
Vienoje svarstyklių pusėje turime neįtikėtiną paketą. Nemokamą prieigą prie galingiausių DI modelių, revoliucinę agento koncepciją ir tą testavimą naršyklėje, kuris atrodo lyg iš fantastikos srities. Bet kitoje pusėje visa ta ateities vizija sudūkšta į nuolatinės klaidas, lėtą veikimą ir, svarbiausia, tuos drakoniškus limitus, kurie bet kokį rimtesnį darbą paverčia neįmanomu. Taigi, galutinė išvada būtų tokia. Antigravity šiuo metu yra fantastiška aplinka eksperimentams. Tiesiog neįtikėtina smėlio dėžė pažaisti ir patyrinėti, ką gali dirbtinio intelekto agentai. Bet tai dar tikrai nėra profesionalos dirbtuvės, kuriomis būtų galima pasikliauti kasdienime darbe. Ir pabaigai, manau, kyla svarbiausias klausimas. Net jei Antigravity šiandien turi daugybę trūkumų, ar jo pagrindinė idėja, tas perėjimas nuo asistento prie agento, yra tikrasis kelias į programavimo ateitį. Galbūt jau visai netrukus mes dirbtinio intelekto nebeklausinėsime, o tiesiog duosime jam užduotis ir lauksime rezultato.